Kaip jūs galvojate, ar dinozaurai jau išnyko, o galbūt jie vis dar gyvena tarp mūsų? Dabar kviečiu pažiūrėti į šią nuotrauką. Tai yra paukščio balandžio jauniklis. Argi jis jums neprimena mažo dinozauro? Ir ne šiaip sau. Mokslininkai teigia, kad paukščiai yra artimiausi išlikę dinozaurų giminaičiai. Jie išsivystė iš mažųjų plunksnuotų roplių, vadinamų terapodais, prieš daugiau nei 150 milijonų metų. Taigi kiekvieną kartą stebėdami paukščius, iš tiesų mes žiūrime į šiuolaikinius dinozaurus. Kodėl paukščiai mums tokie svarbus? Pirmiausiai, jie sodina medžius. Daugelis paukščių, pavyzdžiui, kėkštai, kurie yra didžiausi ąžuolų girių sodintojai, tai yra neša ir barsto sėklas, todėl miškai atsinaujina ir auga nauji medžiai. Taip pat jie naikina vabzdžius. Jei nebūtų paukščių, vabzdžių būtų tiek daug, kad jie galėtų sunaikinti visus pasėlius ir netgi miškus. Taip pat rodo ir gamtos sveikatą. Kuo paukščių yra daugiau, tuo parodo, kad aplinka yra švaresnė ir gyvybingesnė. Paukščiai mums primena ir apie laisvę. Tai matydami paukščius mes suprantame, kad laisvė egzistuoja, kad mes galime laisvai judėti, rinktis ir skristi savo svajonių link. Ir galiausiai mokslininkai įrodė, kad žmonės girdėdami paukščių čiulbėjimą ir garsus jaučiasi daug laimingesni. O paukščių stebėjimas gali netgi padėti kovoti su nerimu ar depresija ir taip pat mums padeda lengviau susikaupti. Nikų botaninis, zoologinis draustinis, kuriame mes vaikštome, yra ypatinga vieta ne tik augalų, tačiau ir paukščių pasaulyje. Šioje atokioje, ramioje vietovėje, bei čia esančioje Ilgelio pelkėje prieglobstį randa įvairios ir net itin retos paukščių rūšis. Kaip žinia, Lietuvoje paukščiai keičiasi pagal metų laikus. Žiemoti pas mus lieka apie 160 paukščių rūšių, tačiau pavasarį sugrįžta jų dar daugiau. Taigi Lietuvoje šiltuoju metu galima išvysti daugiau nei 300 skirtingų paukščių, o iš viso mūsų šalyje buvo užfiksuota net 400 skirtingų rūšių, įskaitant ir retai užklystančius paukščius, tokius kaip flamingai.